O geras. Apledėja. Nu tai sveiki gyvi. Šiandien super dienelė. Saulė šviečia. Jūra rami. O, kol aš miegojau, privažiavo svečių. Visai puikus rytas šiandien. Palapinė buvo apšalusi, bet pats nesušaliau. Tai šiandien laukia 3 po 5. Grubiai. Su kaupu. Šiek tiek. Tai pirminį trasą žiūrim, kas laukia kely. Sveiki sugrįžę vėl į Latviją. Super. Nu, duodam latviams antrą šansą. Nes pirmas šansas su savo tais asfaltuotais žvyrkeliais man nelabai patiko. Žiūrėsim, kaip šį kartą gal pasitaisys latviukai. Nuvažiuota 17 km ir mes jau Latvijai. Liko dar. O kiek čia dar liko? 138. Net tiek ir jau daug. Nuotaikas geros, savijauta gera, kojas tvirtos, kaip plienas, važiuojam toliau. Nu ką, Latvijos cirkas tęsiasi. Važiuot aplinkui ar varyt. Šiandien atrodo nedidelė atkarpa iki. Tiek to važiuoju. Nu dabar šitaip. Kur čia kelio dangos? Čia. Čia yra asfaltas, ne? Oi. Iškart pabala. Nu gerai, čia buvo viskas tvarkoja, miško kelelis. Kaip pavyzdys. Jo, miško kelelis, viskas tvarkoja, čia ale turėtų būti asfaltas, nes pažymėjau ant asfaltą. A čia asfaltas? Ne, aš grįžtu atgal ir važiuoju pirmuoju keliu. Ten tai tikrai asfaltas yra. Kaip nors prasitilpsim su tom fūram, su kitom mašinom. Bet aš jau tikrai nežadu čia žudyti su to žvyrkeliu. Ir dar po šitokių bairių, kai pravažiuoju, tai tikrai būsiu kitos spalvos. Ne, aš Latvijos keliais jau nebepasitikiu. Tai buvo super paprasta Estijoje, kad 110 balų. Čia atvažiavau asfaltuotą žvyrkeliu pasivažinėti. Kaip man nepatinka tie žvyrkeliai.
Nieko, tuoj išvarysime asfaltą. Tikiuosi, dar klajonių nebus netikėtų žvyrkelinių asfaltų. Ant tų nervų ir papildomų nereikalingų kilometrų pasiėmiau burgerį, kuris man kainavo 7 eurai. O, iš lietuvių ne viena aš esu čia. Va taip va, į Rygą varom! A1 keliu. Vai čia normaliai važiuoja. Dar ko, jokių žvyrkelių. Didinam greitį. 30 km/h. Judam! Pasiekiau pusiaukelę, belika iki Rygos, arba tiksliau iki užsibukintos vietos 63 kilometrai. Tai jo, Via Baltica, čia Latvijos šitas kelias, tai eismas, ojoj, bet kas keisčiausia, tam kely jau 2 keliautojus prasilenkiau. Link Estijos važiavo vienas solo ir po to vyras su žmona, greičiausiai porelė, nulėkė link Estijos tuo pačiu keliu. Net neįsivaizduoju, jaučiu jiems irgi ne ką čia fainiau važiuoti tarp mašinų, kiekvieną sekundę vis užženčių. Tai jo, greit baigsis tas kelias, greit pasieksim Rygą. Jau noris biški poilsio. O su Latvijos keliais tai Estijoje buvo žymiai geriau. Dabar jeigu kur reikia nusukti, tai ir galvoju, ar bus žvyrkelis, ar bus asfaltas. Dažniausiai būna žvyrkelis, kai reikia nusukti. Nu, žiūrėsim, kaip toliau gausis toj Latvijai iš po Rygos. Nes žvyrkeliais tikrai nežadu važiuoti. Oi, ne. Užtenk man. Jeigu bus žvyrkelis, nu, koreguosim maršrutą, važiuosim kitur. Ieškosim asfaltą. Kaip visi ieška grybų po lietaus, taip aš ieškosiu asfalto. Nu ką, turim dar vieną bėdą. Suplyšo kito krepšio užtrauktukas. Žodžiu, iki nakvynės 50 km. Kažkas sugalvosiu. O dar, nes čia ne bėda. Iš oro pradėjo kraujuot nosis. Kas dar laukia? Dar iki Rygos 50 km.
visai gerai čia. Nesimena. Čia tik Latvijai taip galima. Va šitas ženklas man patinka. Kaunas. Važiuoti tenais. Važiuosim. Štai ir pasiekta Ryga. Pagaliau atvažiavau. Na ir dar iki nakvynės vietos 5,5 kilometrą. €52. 2 naktis. Apartamentai. Ne mano darbas. Skalbenkė. Ok. No bad. Perfect. Žodžiu, iš požemių pakilau į aukštumas. Super. Viešbutoks. Štai baigėsi dar viena intensyvi kelionė. 148 kilometrai. Latvijos Via Baltic keliu. Gan intensyvus kelias. Kito pasirinkimo nebuvo. Nepatiko man Latvijos asfaltuoti žvyrkeliai. Tai teko važiuoti intensyvesniu keliu. Aišku, pradėjau bėrėti. Ir tašas pradėjo bėrėti, ne vien tik aš. Ir tai pagalvoju, katrą paims. Kelionė mane ar aš kelionė. Galim pradėti statymus. Liko savaitė iki finišo. Kas greičiau subirės? Manau, kelionė subirės greičiau. Tai vat. Jo. Šiandien vien tik minimas ir nieko daugiau nebenorėjau. Jo, ir prisiminiau. Nu nieko, bet pasiekiau savo
Rygą. Pagaliau aš jau Rygoj. Rytoj laisvadienis. Pailsėsim, atsigausim, pasižvalgysim. Ir dėl krepšių, kaip sakant, rytas protingesnis už vakarą. Tai rytoj padarysiu išvadą su tais krepšiais. Dabar tik tais reikia gerai išsimiegot, pailsėt. O daugiau kas? Sekmadienį pajudėsim vėl į trasą. Tai šiandien tik tiek. Gero poilsio man. O jums likusios geros dienos. Ar vakarą, kada jūs žiūrėsit tada. Iki.